Sveiki mano subscriberiai, sveiki mano žmogaliukai, kas dar nesakėt pasiekit, būtų labai gerai, ką jums sunku laiką uždėti, parašyti komentarą, na, nemanau. O dabar atvažiavau į apleistą mokyklą ir pasižiūrėsim, kas gero yra, dar nebuvau užėjęs. Kas vaizdas toks yra, taigi labai žiauriai, vadai kanda. Net įdomu pasižiūrėti, kas čia gero yra. Visai neblogai iš tikrųjų. Mokykla. Tik labai irgi būna viskas. Čia yra kaimo mokykla. O, ir nuturkytės yra, matau. Net įdomu iš tikrųjų. Eidam toliau. Ir kai žiūrėkit, ką pamačiau. Vau, mašinytė. Senovinė mašinytė mokykloje, net pačiam keista. Faina iš tikrųjų. Gaila vairo nėra. Visai nieko. Įdomu iš tikrųjų. Taip, žiūriu, skydinė čia elektros. Labai daug ratų iš tikrųjų. Čia žiūrim, berods liktas cementas, ar kas čia yra? Jo, cementas, bet čia ir skutėjęs. Kas čia? Tam šiltuvas senovinis. Čia irgi labai tamsus kambariukas, matau. Čia irgi toks kaip įėjimas, išėjimas, kažkas tokio. Žiūrėkit, tai tualetas yra. Šitam kambariuke gal čia kaip suprantu tualetas ir dušas, kažkas gal tokio. O čia kaip sandaliukas. Taip aišku pasišviesnis labai tamsu ir nesimato. Jo, sandaliukas. Čia gal kokie kažką laikė, gal kokie agurkus, kažką tokio, bet čia žiūrėt tokie dažai. Nu, kažkas tokio. Taip, ir matau, yra antras aukštas. Nežinau, tamsus ar netamsus, reikės pasižiūrėti, reikės pasišviest. Gal maža elektra veikia, bet nemanau, kad veikia. Einam, limpam. Kažkoks irgi yra įdomus dalykas. Oho, tik stiklainių. Toks biškį namukas nelabai tvirtas. Biškį atsargiai, manau. Kažkas yra kopėčiai, žiūriu. Galima viršų užlipti ant stoko, bet tai tikrai nepatarčiau. Žiūriu, šiukšlių labai daug. Gal žmonės deda iš kaimo. Nelabai galima, iš tikrųjų. Kas čia gero? Ai, nieko. Na, žiūrim, elektra sukasi? Ne, nesusuka elektra. Elektra nesusika. Žiūrim, kas čia gero. Oho, koks ilgas.
Na, čia kaip suprantu, antrą aukštį esam. Viskas apleista. Dar žiūriu laidas, ką, gal mažai rimtai kokią elektrą gali būti pasidaryti. Bet stogas tai jau irgi nieko gero. Vienas kambariukas kažkoks. Labai daug tvaros, kas nori 10 centų, prisiduokit. Irgi lygtis tualetas, kažkas tokio griauklį sudaužyta. O senovinis televizorius. Gaila, sudaužytas irgi yra. Na, tokie baldžiukai yra atsisėst. O, 2000 metai. Normaliai. Bet dar žiūriu toks nemažas, iš tikrųjų. Mokykla. Kaimo. Visokie vamzdžiai, detalės. Čia ir kažkas matyt vyko. Bet viskas išdaužyta, gaila stiklai. Kaip atrado iš lauko pusės. Matau, ten dar šulinys yra. Lauke. O, tai pusė matau ir palėpė yra. Ta tikrai neužlipsi, bet matau, žmonės lipa. Jaunimas. Durys. Čia buvom. Nežinau, kur toliau nebuvom pasižiūrėti. Čia dar kažkoks kambariukas. Jau kažkas jų degino, matau. Negalima deginti, nes gali greitai užsidegti. O čia matau žiauriai griūna. Kaip pastebėjau. Kas čia? Dar vienas kambariuks. Įdomu iš tikrųjų pasivaikščioti, pasižiūrinėti. Kažkoks susvinys. Tik neparašyta, matau. Bet kaip įdomiai. Tai kaip įdomiai, žiūrėkit. Oi, nesiekia galo man. Čia tokie turėtų būti mažiukai iš tikrųjų. Žiūrim, kas čia gera. Irgi matosi vaizdelis. Žiūriu, čia irgi matau baldeliai. Čia gal žmonės gyvena kažkas? Kūrena? Lankas atviras. Mano mašinytė stovi. Gali visko būti. Vasara labai gerai. Pamėgot tokiam name. Dabar lipam laiptais, pasižiūrim žemyn, kokia dar aplinka yra. Čia biškį sargiai.
Jaučiu, kad čia tokia nieko gero, tokia kaip mažytė. Mažytė mokyklėlė kaimo. Čia kaip supratau, turėtų būti aktų salė, kažkas tokio mažu. Kur mes buvom, mane seniai. Irgi, sakau. Bet baisus vartynas. Matau šulinys va toj pusėj. Dar mačiau gerą vietą, kaip pasižiūrėti. Va kaip atrodo visa. Pastatas kaip atrodo. Ten mačiau liks beros garažas ir kažkas tenais, nežinau, kaip pasižiūrėti, į tada eisim. Bet tai kaip ta mašina, man pačiam įdomu. Užvežė, atnešė kažkas tokio. Ką, dėl jūsų einam į Dirgėles. Čia kažkoks yra pastatukas yra prie mokyklos. Ai, katastrofa. Dirgėlė. Kas dar viskas šiek piki. Dar nesidirginau. Aha. Įdomiai. Aš galvoju, kad bus didesnis, kai sakė man žmogus. Čia pasirodo toks mažiukas. Kas ten gero? Ai, nieko. Dar čia seniau gyvulius laikė, galvoju. Tai iš kaimo mokykla. Dar ir metalo ir matau. Galit prisiduot. Bet tikrai lokacijos nesakysiu. Nepykit žmonės. Kaip atrodo mokykla. Labai greit kažkaip praėjom kaimo mokyklą. Nežinau, irgi žiūrėjau, bet nieko gero čia nėra. Gal čia kad plius minus malkos, kažkas tokio. Dėdavo seniau. Nežinau net. Galvo malkinė, bet nežinau. O kaip atrodo tas namas. Žmogaliukai padariau trumpą video apie tą namuką, kaimo mokyklą, nes nėra ką normaliai filmuoti. Galvoju, bus kažkas daugiau, bet ir kabirė. Ir kam nesunku, uždėkit subscribe, palaikykit, parašykit komentarą ir laukit kitų naujienų, kas toliau bus. Kol kas, čiau.